Sveiki visi atvykę į tinklalaidę. Pezlė apie kiną, čia aš Maniakas kalbinu kino kūrėjus ir industrijos atstovus. Tai iš karto kviečiu pasiekti mane, subscribe ir taip toliau, YouTube, Facebook. Šitais Facebook'e dabar kas mėnesį bus konkursai mano draugų Žmonės Cinema. Tai jeigu ten pasieksit, tai galit laimėti jų prizų. O Žmonės Cinema tai labai faina platforma, kur turi labai daug lietuviškų ir šio festivalio, apie kurį šiandien kalbėsim filmų, tai nueikit pasižiūrėti, ką jie turi gero. Šiandien kalbėsime apie festivalį, kuris jau įpusėjo Skanorama ir pas mane atkeliavo programos koordinatorė Gabriela Čemerys. Labas. Labas, Mykolai. Jau net nebeįpusėjo festivalis, jis jau beveik baigėsi. Beveik baigėsi, taip. Tai kadangi, dar jis vyks vis tiek kitą savaitę visą. Taip, turėsim kartojimą, žinoma. Taip. Tai paleisim taip lengvai, tikrai. Kokios emocijos? Kaip laikosi festivalio komanda? Ar dar nenuvargot? Aš manau, kad visi nuvargo, bet čia tas toks pozityvus nuvargimas, žinai, kur jauti, kad darai prasmingą dalyką ir jauti rezultatą. Aš manau, kad kiekvienas ten iš mūsų komandos narių kažkaip yra užsisukęs savo veiklose, ten pareigose ir panašiai. Bet kažkaip ta bendrystė galbūt padeda atsiriboti nuo tokio saviizoliacijos kažkokios, žinai, kai tu tiesiog žinai, ką tu turi padaryti ir tu truputį užmiršti, kad čia vyksta festivalis. Tai labai svarbu sugrįžti į tą jausmą. Tai man atrodo, kad mūsų komanda yra ta komanda, kur kažkaip mes susigrąžinam kartu į žemę. Nes aš ir pati vakar kalbėjau su draugais, klausė, ką tu veiksi rytoj. Aš sakau, Skanorama. Tiesiog Skanorama. Tai yra daug darbų, bet yra ir labai šiltų tokių smagių akimirkų ir man atrodo, tas procesas yra vertas to nuovargio, apie kurį mes šnekam. O kaip galbūt žmonėms, kurie nežino Skanoramos, jūs pristatot kaip komandą į koks čia festivalis nežinantiems? Ką rodot? Ką rodom? Man atrodo, kad labai gerai diktuoja pavadinimas Europos šalių kino festivalis Skanorama. Rodome europietiškus filmus pagrinde, nors šiais metais išsiplėtėm ir truputį už Europos ribų. Tai ir turim programą Be sienų, kur rodom ir iš Meksikos filmus, ir iš Japonijos, ir šiaip tiesiog kitų žemynų už Europos. Tai aš nesismulkinčiau ir tikrai negalėčiau įvardyti festivalio ten keliais žodžiais, nes jis yra tikrai labai platus ir meninė vertė filmų ir šiaip vertybėm. Tai man atrodo, kad jis tiesiog yra labai visapusiškas ir atviras bet kam ir iš bet kur, iš esmės. Dėl to mes esam ne tik Vilniui, ne tik Vilniečiam, bet ir visai Lietuvai. Tai manau, kad taip galėčiau nebent apibūdinti. Tiesiog, nežinau, ateini ir surandi, ką nori pamatyti ir ką nori išgirsti. Tai tiesiog, kaip ir tavo atsakomybė, suprasti, kodėl tau Skanorama yra svarbi. Dabar galvoju, kiek šiais metais filmų turit? Daug. Gal virš 100 tikrai. Laisvai galima suskaičiuoti virš 100. Tikslaus skaičiaus nežinau. Bet jeigu skaičiuojam ir trumpametražius filmus, ir ilgametražius, tai virš 100 gaunam tikrai. Ok, o pats pasiruošimas festivaliui, kada jau prasideda ruoštis tų filmų ieškojimui ir įvairiausių kitų reikalų ruošimui? Šiaip labai irgi šitas dalykas juokingas, nes aš kai žmonėm nežinantiem, ką aš veikiu, pasakau, kad dirbu festivalyje, tai jie sako, tai čia tos 2 savaitės, žinai, ir tada, ilsiesi likusius metus. Bet ne, festivalis veikia taip, kad tu dirbi realiai nuo festivalio iki festivalio. Festivalis baigėsi ir tu jau ieškai, ką ateinančiam pasiimti ir susirasti ir panašiai. Tai taip, jau toks artimiausias festivalis, į kurį turėsim keliauti, tai Berlyno kino festivalis. Ir jau šiaip daug agentūrų skelbia, ką turi ir ką turės.
kas yra kokiam post-production'e ir panašiai. Mhm. Tai čia toks nenutrūkstantis procesas iš esmės yra. Tu visą laiką stebi, kas vyksta kino lauke, važiuoji, žiūri, geriausiu atveju žiūri, turiuomenį ant didelio ekrano ir pačiam festivalyje, bet kartais tenka ir iš namų kažką pasiimti. Tai yra paprašyti kokio skrynerio, nes vis tiek visko nespėjai apriepti. Į kiekvieną festivalį irgi nenuvažiuosi, tai pagal galimybės. Tai jo, tai tikrai šitas dalykas yra toks be pradžios ir be pabaigos. Tiesiog toks nenutrūkstantis procesas. Festivalio organizavimas. Tai man atrodo, kad dar tas dalykas yra, kad festivalio metu mes realiai generuojam idėjas kitam festivaliui. Tai sakau, tiesiog nėra kažkokios ribos, kur tai sustoja. Bet tas yra faina. Nes tu jauti, kaip dalykai keičiasi ir galvoji, ką naujo pasiūlyti žmonėms, ko jie nori, išgirsti kažkokius atsiliepimus ir kažkaip formuoji tada kažkokią viziją ateinančiam festivaliui. Tai va. Užsiminėjai apie išvažiavimus į festivalius, tai kuriuose festuose ieškot savo būsimų rodomų filmų? Oi, klausyk, visur. Visur. Man atrodo, kad mes ne tik į festivalius žiūrim ir į kūrėjus, pavyzdžiui, kurie buvo jau rodyti Skanoramoje, kurie yra jau mūsų tokie draugai ir nepriklausomai, kur juos parodo, mes tiesiog norime su jais bendradarbiauti, bet irgi važiuojam ir į Kanus, ir į, kaip minėjau, Berlyną, į Lokarną, ir į, žinoma, šiaurės šalis, tai yra Švedija, ten Göteborgą, arba Haugesund Norvegijoje, tai, žodžiu, irgi toks visur, kur galim. Ir imam irgi iš kur galim. Pažiūrim, kas rodoma, pavyzdžiui, Venecijoje toj pačioj, ir tada pasirenkam, nes tiesiog kartais nespėjai. Ir kartais kertasi dalykai, tai va, tai mes į tuos prioritetinius savo važiuojam, bet žiūrim ir šiaip, ką rodo programuose, ką išrenka kiti festivaliai. Tai va, tai jų yra labai daug. Tai sakau, visų neapriepsi, bet stengiamės pasivyti kiekvieną. Bet jums kūrėjai filmų savo nesiunčia? Ne, Jūs patys ieškot ir renkatės? Taip, visiškai. Mes žiūrim, kas yra rodoma festivaliuose ir tada pagal tai, va, ten randam kokį vieną kitą ir tada iš karto bandom jos gauti. Tiesiog bandom kažkaip susirašyti, kažkaip pasiklausti, kaip čia ką ir tada kažkaip va, atsiranda tie ilgamečiai Skanoramos draugai programai. Ir šiais metais tokių turim, tai... Gal pameni kokių? Va dabar, jeigu duosi man pagalvoti, va pavyzdžiui, Orendos režisierė, dabar bandau prisiminti, Pirja Honkasalo. Va, jinai tai tikrai buvo rodytas Skanoramai. Tikrai, čia aš dabar taip sakau, Taip. Aš tiesiog neprisimenu, bet šiaip jau yra nemažas kiekis. Žinai, kai yra tų 100 filmų ir tu turi tiesiog ten dalį jų pristatyti, tai susimaišo, kas jau buvo rodytas, kas nebuvo rodytas. Aš stengiuosi visada paminėti šitus dalykus, kaip, sakykime, pristatau filmus. Bet šiaip dabar taip, kai paklausai, tai, baltas lapas, galvoj. Bet yra jų, tikrai yra. Jeigu paimčiau dabar programą, tai tikrai ant pirštų jaučiu nesuskaičiuočiau. Bet, ką aš žinau, kad jums siunčia jaunieji kūrėjai į trumpametražių konkursinę programą. Tai tenais jau ne jūs patys ieškot, bet jums siunčia, taip? Taip, mums siunčia ir tada mes atrinkinėjame. Aišku, turime savo komandos narius, kurie užsiema tuo. Nes aš asmeniškai neprisidedu prie trumpametražių filmų konkurso, bet va turim Neringą Kažukauskaitę, puikią kino industrijos atstovę. Ir turim dar mūsų naują Arną. Tai va jie kartu dirba su trumpametražiais filmais, tai labai kažkaip atrodo ir prasminga trumpametražių filmų programa šiais metais. Ir tie susitikimai su kūrėjais irgi labai smagus ir kai atvažiuoja ir žiūri, irgi labai faina. Tiesiog mes kažkaip atrodo, kai vyksta festivalis, tai toks atrodo jis tampa traukos centru.
visų ir iš visur. Tai man tas labai patinka, kad tu gali pašnekėti ten su žmogum, kuris ką tik atvažiavo iš Kongo arba ten, nežinau, iš Helsinkio ar iš dar kažkur ir kalbėtis apie tuos pačius filmus. Man tai yra tiesiog, atrodo, iš kito pasaulio dalykas. Tiesiog susirenki, užsidarai festivalyje ir tiesiog bendrauji. Man tas atrodo gražiausia apie festivalį. Tai va. Esi programos koordinatorė, tai ką tau čia tenka koordinuoti? Žinai, tos pareigos, man atrodo, yra toks likvidus dalykas, žinai. Aš galbūt vadinuosi programos koordinatorė, bet iš esmės tai mes kartu darom viską. Žinai, nuo filmo atrinkimo, kaip pavyzdžiui daro Eglė Macinaitė, mūsų programos sudarytoja, bet daro ne tik ji, daro ir Gražina, darau ir aš. Tai kaip ir nežinau, ar tos pareigos labai konkrečiai apibūdina viską, ką kiekvienas komandos narys daro. Bet man asmeniškai tenka irgi važiuoti į festivalius, kas irgi man yra tiesiog, aš kartais negaliu patikėti, kad aš turiu tokią galimybę. Kartais tenka kalbėti su tais pačiais užsienio atstovais, svečiais, kurie atvažiuoja pas mus ir panašiai, kaip ir daug dalykų apima šitos pareigos. Bet kažkaip irgi, man atrodo, sunku susiredukuoti į kažkokius 2 žodžius, kaip pavyzdžiui programos koordinatorė, bet tenka, reikalaujama iš tavęs. Bet kadangi tiesiog, ko gero, daugiausiai dirbu su programa, asmeniškai, tai dėl to programos koordinatorė. Aš šiaip sakau, nėra labai tikslus apibūdinimas tos pareigos. Bet tas yra faina, žinai, kad neužsidarai savo pareigybių kažkokiam tokiam, žodžiu, nesuribina tavęs. Tai tai tas kažkaip irgi visai smagu, kad tu gali prisiliesti ne vien prie programos, jeigu esi programos sudarytoja ar koordinatorė, bet ir visai prie su tuo nesusijusių dalykų. Tas labai man patinka apie Skanoramą. Dirbi pagrinde vis tiek prie programos, tai kokia šių metų programa? Ar pastebėjai kažkokių tendencijų filmų, kas šiais metais Skanoramoje aktualu kūrėjams? Kas aktualu? Man atrodo, ne veltui mes pasirinkom tokį šūkį šių metų, atpažink save. Man atrodo, kad kartais žmonės ateina į kiną papramogauti. Man atrodo, kad yra ta tendencija. Taip. Ir kartais užmirštam, kad tie kūrėjai, kurie sukuria tuos filmus, jie irgi yra tie patys žmonės. Ir jie irgi kuria iš savo kažkokių išgyvenimų. Ir man atrodo, kad Skanorama šiais metais savo programą bando priminti žmogui, kad pažiūrėk, čia irgi kitas žmogus, jis irgi eina per kažką. Ir man atrodo, kad mes esam su tais išgyvenimais kartu. Tai tu tiesiog pažiūrėk ir man atrodo, kad pamatysi save tenais. Tai yra daug tokių labai gražių, nuoširdžių filmų. Tai gal prieisim vėliau prie rekomendacijų, tai galėsiu ir tokių paminėti. Tai man atrodo, kad tai yra esminė linija Skanorama šiais metais. Tiesiog pamatyk, ką nori pamatyti, išgirsk, ką nori išgirsti. Ir tas, man atrodo, yra labai prasminga, kai kartais atrodo, kad esi vienas savo dalykuose, bet kinas leidžia kažkaip ne tik užsimiršti, kas dažnai yra sakoma apie kiną, žinai, nueini į kiną, kažkaip atsiribojai nuo dalykų. Man atrodo, kad ten daug yra apie mus pačius, žinai. Nes, kažkaip kūrėjas nėra kažkas transcendentiško, žinai. Jis irgi kuria iš žmogiškosios perspektyvos, tai atrodo svarbu prisiminti. Tai Labai man gal pačiam įdomu sužinoti apie dar tą programos sudarimą. Ar pačioj bendroje visoje programoje ieškot kažkokių gal filmų tendencijų, ar tiesiog atrenkat kokybiškus, gerai sukurtus ir įdomius filmus ir po to jau tas mažesnes programas dėliojat pagal temas ir kaip tas filmų kažkoks grupavimas ir atsirinkimas vyksta? Čia irgi yra tokia labai
didelė privilegija Skanoramai. Tai, kad kartais, kai pamatai filmą, tu tiesiog jį pajauti ir gali padiskutuoti, sakykime, su festivalio vadove arba su Egle programos sudarytoja. Ir jeigu tiksliau mums sutampa tos nuomonės, tai atrodo, okei, imam, mums kažkaip jis veikia, jis atrodo svarbus. Tada man atrodo, kad jį verta parodyti ir Lietuvos žiūrovams. Tai man atrodo, kad yra labai, labai fainas dalykas. O dėl tendencijų, tai aš nežinau, ar mes ten kažkaip labai ieškom kažkokių tokių standartinių temų, ar kažkokių populiarių būdų daryti kiną ir pagal tai renkamės. Nemanau, aš manau, kad mes tiesiog žiūrim, kas mums yra aktualu ir kas mums atrodo svarbu transliuoti Skanoramos vardu. Vis tiek Skanorama yra toks kūnas, norisi, kad jis kalbėtų kažkokia nuoširdžia ir prasminga kalba. Vis tiek toks kaip ir yra tikslas. Tai man atrodo, kad tas atrinkimas yra visiškai toks, gal ne visiškai, aš nenoriu labai generalizuoti, nes čia vis tiek yra tai, ką aš sakau ir viskas yra iš mano perspektyvos, bet man atrodo, kad mes renkam ganėtinai subjektyviai pagal save, ką mes laikom vertu parodyti. Aišku, atsižvelgiam į meninę vertę, į siužetą, į naratyvinius visokius dalykus, į filmo formą. Tai yra neišvengiama, bet man atrodo, kad tai vis tiek susieina į tavo kažkokį filmo pajautimą. Tai man atrodo, kad kažkaip taip galėčiau apibūdinti tą filmų atrinkimą. Nes kartais pažiūri tą filmą, išeini ir galvoji, aš noriu jį parodyti žmonėm, aš noriu apie jį pasikalbėti, aš nenoriu jo pasilikti savo galvoj, jį reikia parodyti, nors jis galbūt ten iškristų visai iš programos konteksto. Bet man atrodo, taip. Užsiminiai, kad būna, kuomet žmonės sudarantis programą pajaučia filmą, jį pagauna ir labai nori jį įdėti. Kas būna, kai vienas žmogus iš komandos jį pajaučia ir labai nori įdėti, o kiti žmonės galbūt labai nesvajoja apie jį programai? Ar būna tokių filmų, kuomet tenka aršiai ginti savo poziciją ir ginti tą savo filmą? Manau, kad tai aišku, bet jeigu yra kažkokia argumentacija, kodėl tu jo nori ir kodėl jis tau svarbus, tai man atrodo, to kartais pakanka. Žinai, aš galiu nesutikti su viskuo, bet aš pripažįstu, kad jis gali būti svarbus kažkam be manęs. Tai jeigu tu kažkaip pajungi savyje tokį geranoriškumo principą, kad, aš galbūt nesuprantu kodėl, bet aš matau, kad šitam žmogui yra svarbu ir jis mato tame prasme, tai prašau, ta prasme, gerai, aišku, rodom, jeigu žmonės reaguoja teigiamai į kažką, tai man atrodo, kad reikia šitą stumti dalyką, kad ir kiti kažkaip užsikrėstų tą tokią emociją. Tai žinoma, argumentacijos norėtųsi dažniausiai, kad nebūtų toks, kur, man patiko, tai gal imam. Bet kažkaip aš nežinau, ar taip dažnai būna, kad reikia labai aršiai ginčytis, kas irgi labai yra faina, mūsų kažkaip nuomonės dažnu atveju sutampa apie filmus. Tai tas yra faina. Bet vis tiek diskusijos vyksta. Tikrai. Ypatingai festivaliuose, kai, žinai, pamatai kokius 5 filmus į dieną, tai ten jau truputį, čia taip, atsiprašysiu žiūrovų, atbunki truputį, žinai. Tai reikia susigrąžinti į realybę, nes kartais atrodo, šitas visai gal geras. Bet kai pasikalbi su Gražina, su Egle, tada supranti, kad čia tikriausiai yra nuovargis ir tas filmas tikrai nėra vertas atvežti kažkaip. Norisi kuo daugiau, bet kartais reikia ir sustoti ties kažkokia riba, kur jis nėra tinkamas mum ir nėra kalbantis apie mūsų aktualijas. Tai būna diskusija, bet šiaip dažnai tenka sutikti ir suprasti vieną kitą. Turite ne tik filmų, bet ir industrijai, kino renginių.
Tai kiek žinau, man rodos, dalis renginių yra įvykę, dalis dar įvyks. Tai kokie renginiai industrijai šiais metais? Kokie renginiai? Labai skirtingi. Kiekvienais metais vis tiek mes kažkaip palaikom tą profesionalumo liniją. Mes kviečiam vis tiek svečius iš užsienio ir stengiamės kažkaip vis tiek tas temas pritaikyti ir pagal jų kompetenciją. Tai vat, pavyzdžiui, šiais metais turim vieną žiuri narį, kuris ves savo dirbtuves, Piotrą Domalą, kuris yra lenkų režisierius ir jis kalbės apie animaciją. Tas yra smagu, bet tai grynai buvo pritaikyta pagal patį masterklaso tą vedėją. Turėsim ir Mačejaus Drygas, o aš čia kažkaip lenkus dabar vardyju, mūsų uždarimo filmo kūrėja. Tai jis irgi ves dirbtuves. Tai žodžiu, mes kažkaip žiūrim, kokius turim išteklius, kokios temos atrodo aktualios mūsų Lietuvos kino industrijai ir pagal tai kažkaip bandom nuspręsti, ką mes norim, apie ką mes norim kalbėti. Tai ir turėsim ir apie moteris kino industrijoje, būtent vat šiandien. Tai gal Mykolai norės ateiti. Tai vat, tai jų yra gerų. Taip pat buvo ir apie finansavimą, kaip gauti finansavimą savo filmam. Tai žodžiu, tos temos labai varijuoja. Ir man atrodo, kad nėra tokių, kurios būtų kažkuo neįdomios arba neaktualios. Man atrodo, jeigu tu esi kino industrijoje, tau reikia žinoti kuo daugiau, kad tu galėtum joje įsitvirtinti. Tai man atrodo, kad visai ska kryptis mūsų yra tokios prasmingos. Aš taip kartais užsimirštu, kai būnu tam paties festivalio sukūry, bet kai sugrįžtu ir kai man papasakojo kolegos, kas buvo kalbėta, kiek žmonių susirinko, aš tokia galvoju, kad wow, gerai, kad mes turim ne vien tą festivalinę liniją, bet ir industrinę, kaip tokią. Kažkokias paskaitas darom. Tai tas yra irgi labai, man atrodo, prasminga bendram kontekste festivalio. Tiesiog plečiam savo gretas. Kažkaip bandom įtraukti ir jaunesnius kūrėjus į šitą visą kino diskursą. Labai įdomu, pradžioje jūs ieškote, kas galėtų pakalbėti, pasakoti kažkokias savo patirtis, ar ieškote pradžioje temų pagal aktualijas kažkokias tas, nes vis tiek tų galimybių pasikviesti kažką pakalbėti yra daug, tai va tų temų atsirinkimas, kaip jas renkatės? Tai tu kalbi būtent apie ska kryptis, ne? Tai labai įvairiai. Žinai, nėra tokio kažkokio vieno būdo arba recepto, kaip padaryti ska kryptis, kadangi turim tų svečių iš užsienio, tai kartais paderinam su jais, apie ką jie gali pakalbėti, nes vis tiek tie žmonės yra žinomi savo profesionalumu ir savo kompetenciją, tai mes tikrai neabejojam jų nuomonę ir pasirinkimais, tai ir su jais derinam tokius dalykus, bet ir patys žiūrim, ką mes turėtume ir galime pasakyti, tai tada jau atitinkamai kviečiamės žmonės kalbėti apie tą konkrečią jau mūsų sugeneruotą temą. Tai va, tai sakau, nėra kaip ir kažkokio vieno būdo suorganizuoti ska krypčių, nes vis tiek tos aktualijos keičiasi ir atitinkamai keičiasi ir ska kryptis, taip pat ir festivalis. Tai va. Noriu dabar gal keliauti link įdomiausios pokalbio dalies rekomendacijų. Ir buvau tokį klausimą suformavęs, kad kokį festivalio filmą norėtum pamatyti vėl pirmą kartą? Wow, nu čia tu užklausiai.
Gali šiaip sakyti daugiau, nes aš žinau, kad vienas iš to 100 labai sunku yra. Taip. Tai čia kaip kažkokį pokalbį su Gražina klausiau, tai jis sakė, čia yra lyg pasakyti, lyg tu prašytum man pasakyti, koks mano, sakykime, vaikas ten yra mėgstamiausias. Nu, čia taip neišeina, negaliu, čia myliu visus vienodai, bet aišku, turiu tų kažkokių asmeninių favoritų. Vėlgi, aš čia kalbu, žinai, taip, iš subjektyvios perspektyvos. Bet aš kažkaip turiu tokį gal 5-tuką savo mėgiamiausių filmų, nes kai aš žiūriu tuos filmus, man kartais norisi tokių labai konkrečių aspektų pamatyti juose. Tai vat man norisi kartais kažkokių įdomesnių formų, kartais man norisi kažkokių gal labiau klasikinių siužetinių linijų, kartais man norisi tiesiog tokio žmogiško nuoširdumo, tai vat į mano 5-tuką ir telpa visi šitie aspektai. Tai tas mano nuoširdusis filmas yra Nino, nežinau ar matėjai, bet aš ir kai pristatinėjau šitą filmą, aš sakiau, kad esminis būdas atrakinti filmą yra tiesiog empatija, nes ten neįvyksta nieko tokio labai fundamentalaus, ten irgi yra siužetas toks ganėtinai paprastas, žmogus susirga ir išbūna toj žinioj ir toj būsenoj sužinojus tą dalyką, bet jis tiesiog būna, jis tiesiog jaučia ir jis tai daro labai nuoširdžiai, tai dėl to man atrodo, kad ten tiesiog reikia labai daug empatijos suprasti tą filmą, tai man tiesiog jis pasirodo toks paprastas, bet jis toks nuoširdus, žinai, kur kartais pasigendu tokių dalykų kine. Tada toks formos įdomesnės filmas būtų Fiume o Morte, Fiume arba mirtis. Čia man kartais irgi būna toks disonansas, nes aš gaunu tos, kai mes parenkam tos filmus, tai jie dažniausiai būna angliškais pavadinimais, tai aš juos prisimenu, o lietuviškų neprisimenu. Tai Fiume arba mirtis, tai ten yra dokumentika, labai įdomiai pateikta, aš net nenoriu nieko sakyti ir atskleisti, tai jeigu žmonės bus pamatę, tai tikrai supras apie ką aš, nes tikrai ten, aš dar tokio dokumentinio nesu mačiusi asmeniškai. Tada galvoju, kas dar, Kelionės ir dienos, man irgi yra labai gražus ir prasmingas filmas, toks tylus, bet daug pasakantis, irgi narpstantis tokius žmonių tarpusavio santykius. Tokio režisieriaus Šomijakė, kuris Vetlokarne šiais metais laimėjo. Tai tas buvo labai smagus įprasminimas šito filmo įtraukimo į programą, dar šitas Lokarniukas. Tai vat, tai tas dar filmas yra, dabar bandau prisiminti, dabar pasakiau 3, likusius 2. Popierius, kaip jis vadinasi, ten yra 3 žodžiai. Oi, palauk. Aš prisimenu, kad yra popierius ir vanduo. Ai, va, plaukai, popierius, vanduo, man atrodo. Aš neprisimenu, ar tuo eiliškumu pasakiau, bet irgi be galo gražus filmas. Va ten tai yra totali transcendencija. Ten tu išeini į tą filmą ir jis tave taip įtraukia, kad jau net nebesupranti, kur tu esi. Ar tu esi ten, lygtais Vietnamas ten yra rodomas, ar tu Vietname, ar tu esi čia, vat, Lietuvoje kino salėje. Jis tiesiog taip užgniaužia kvapą savo vizualiniais aspektais, kad tiesiog aš tiesiog negalėjau patikėti, kad gali būti filmas toks įtraukiantis. Bet net nesužetu, o savo vaizdinę vertę, savo estetiką. Tai tas irgi puikus filmas, tikrai. Tik kad aš jį mačiau mažame ekrane. Ir mane įsitraukė. Tai aš galiu tik įsivaizduoti, kaip būtų žiūrėti dideliame ekrane. Tai vat, gal šitas filmas būtų tas filmas, kurį aš norėčiau pamatyti pirmą kartą dideliame ekrane. Būtų, man atrodo, dar kitaip. Ir dabar tas 5 filmas, aš pasakiau 4. Pasakiau 4. Taip, nu, gal aš netrauksiu gumos, nes neprisimenu 5, dabar kažkaip man iškrito jisai. Gal šiaip kažką turi, nebūtinai iš to savo 5-tuko, kažką šiaip, ką pamatėjai gal festivalio metu ir labai nustebino.
Oi, nu, aš šiaip realiai beveik visus filmus esu ir pamačiusi Okay. festivalio. Tai aš nebent galėčiau pasidalinti kažkokiais žmonių atsiliepimais Prašau. galbūt. Girdėjau nemažai atsiliepimų apie Kurčią. Aš jį girdėjau. Taip, kažkaip žmonėm jis labai suveikia. Man atrodo, kad čia tas tokia įdomesnė prieiga režisierės prie to kurtumo problemos. Tai gal tas labai paveikia žmonės, kad jie kaip ir įsitraukia į visą tą problemą. Tada šiaip labai juokinga, kad turėjom pilną salę paskutiniam Vikingė su Matsu Mikkelsonu, bet irgi kalbant apie tendencijas, tai man atrodo, kad kai pamatai Matsą Mikkelsoną vaidinantį filme, tai jį reikia pasiimti, nes žmonės ateis, žmonės nori matyti Matsą Mikkelsoną. Jo, kas dar iš tokių geresnių, nes, vat aš sakau, aš pasirinkau tos 5, dabar pasakiau tik 4, bet 5 tie filmai buvo mano favoritai, bet aš tiesiog dabar girdžiu labai skirtingų nuomonių apie daug filmų, kurių net nepagalvočiau, kad žmonės taip pamils, žinai. Ten ir Sesutė žmonėm irgi labai suveikė tiksliau Ledo bokštas, irgi girdėjau nemažai gerų atsiliepimų. Dar pasakysiu vieną. Naktinė pamaina. Okay. Irgi žmonėm kažkaip labai patiko. Tai yra tų filmų, kur aš net nesitikėjau, kad žmonėms jie veiks, žinai. Tai visada žmonės maloniai nustebina. Kažkaip irgi ir praeitais metais pasijautė tas dalykas, kur tu tikėsi vieno iš žiūrovų, bet gauni visai kitą. Ten rodai vienokius filmus, bet jie atrodo nori kitų, žinai, ten sako, kodėl daugiau šito neparodyt, nors mes tikėjomės visai dėmesio sutelktumo kitose filmuose, kur paėmėm daugiau rodymų, sakykim, tai šitas toks paradoksas truputį, atrodo, niekada nepataikai į tą favoritą. Tai man atrodo tokie, ir Svajonės žmonėm patiko, ir turėjom pokalbį su režisierium, kuris laimėjo Berlinalę praeitų metų, Dagu Johanu Haugerudu. Tai irgi labai toks prasmingas ir nuoširdus irgi filmas. Toks nepretenzingas, žinai, ne kažkoks rafinuotas, bet labai su tokia tinkama prieiga prie žiūrovo, žinai. Ir dar vieną pasakysiu, nes kaip tik dariau su juo Q&A, Ežeras, tokio šveicarų režisieriaus Fabrice Aragno, šiaip man atrodo tarėsi Aranjo, nesu įsitikinus, aš taip ir jo nepaklausiau, kažkaip, žinai, gėda, paklausiu, kaip tarėsi tavo pavardė, bet tas irgi kažkaip suveikia ypatingai Klaipėdoj, nes ten yra šiaip toks labai meditatyvus filmas, beveik be dialogų, apie buriuotojus, apie varžybas buriuotojų. Ir ten viskas vyksta ant vandens, tai nieko keisto, kad Klaipėdoj suveikia, bet žodžiu, kas įdomu, tai kad tas režisierius yra Žano Luko Godaro operatorius vėlyvųjų darbų. Tai aš irgi buvau, man irgi, žinok, didelė nuostaba buvo, kad mes tokį žmogų galėjom pasikviesti čia, pakalbėti su publika. Nes aš su juo susipažinau Lokarne, ten irgi taip netyčia, jis man tiesiog parašė, matau, kad matei mano filmą. Ar gali pasišnekėti? Tai aš tiesiog tada susitikau su juo, mes jam pasišnekėjom, aš sakau, tai mes norim tavo filmo. Čia buvo tas atvejis, kur tiesiogiai su kūrėju mes kažkaip susitarėm, o ne per kažkokius agentus. Tai mes pasakėm ir mes buvom tas pirmas festivalis, kuris pasiėmė jo filmą. Tai jam šitas labai irgi imponavo, nes jis man net atvažiavęs paminėjo šitą, kad čia jūs pirmi buvo. Tai labai irgi malonu ir labai faina megzti tokius santykius su žmonėm. Tiesiog kažkaip faina, man kažkaip festivalis yra apie žmonės visiškai apie kažkokią bendrystę, apie pažintis. Tai ir dabar su tavim susipažinom, grinai dėl festivalio. Tai, tokie labai atsitiktiniai atrodo dalykai, bet susiveda viskas į būtent Skanoramą. Tai man tas labai pasikeitė mano gyvenimas, kai pradėjau čia dirbti. Ir būtent iš tos tikriausiai ryšių pusės, bet ryšių ne blogąja prasme, o ta santykių prasme, kad kažkaip
daug žmonių pažinau ir jie pažino mane ir kažkaip jaučiu, kad turiu tokį pagrindą labai šviesių veidų mano gyvenime. Tai tas labai man patinka apie Skanoramą. Programai, dar ką mes galbūt šiek tiek užsimiršome paminėti, tai lietuvių kūrėjų filmus. O taip. Turime, kiek Skanoramai dabar yra premjerų lietuviškų filmų? O Dieve, tu manęs klausi skaičių. Gal 6? Man kažkaip irgi taip atrodo. Kažkaip taip. Tai yra jų nemažai. Tai gal gali papasakot, gal pačiai jau kažką matei, kažkas įsiminė iš lietuvių premjerų? Šiaip, gerai, duokime man pagalvoti. Aigi, mes dabar šiais metais švenčiam Juozo Budraičio jubiliejus, 60-metį kine ir 85-metį gyvenime. Tai turim 2 filmus iš premjerų, kur jis suvaidina pagrindinius vaidmenis. Nu, gal vienam ne iki galo pagrindinį, bet vieną iš 3 pagrindinių. Tai... Čia aš gal įsiterpsiu ir paminėsiu, kad dabar dar vykstančiame Talino kino festivalyje jis irgi buvo apdovanotas už visų gyvenimo nuopelnus. Taip, teisingai. Tai jis tiesiai iš Talino atskrido pas mus į savo premjerą filmo Smėlis tavo plaukuose, Manto Verbiejaus. Tai šita yra premjera graži, prasminga ir irgi žmonės labai gražiai atsiliepė apie tą filmą, apie tą tokį vyresnio amžiaus žmogaus paveikslą, kuris kaip ir neturėtų būti nurašomas dėl savo amžiaus. Tai kaip vienas iš irgi pagrindinių veikėjų, aktorių Liubomiras, jis pasakė, kad mylėti dar ne per vėlu. Tikrai aš necituoju, bet kažką tokio pasakė. Tai man atrodo, kad jis iš tos pusės yra labai prasmingas. Tada turim Vaso Budraičio dar Senio kelionės, Nerijaus Milleriaus. Irgi toks filosofinis žvilgsnis į žmogaus gyvenimą. Tai man atrodo, kas pažįsta Budraitį, tas labai ir pasipildė tą savo žinojimo kraitį, pažiūrėjęs tą filmą. Tada, kas dar ten pas mus yra, bandau prisiminti. Šiaip dar mes turim pagrindiniam konkurse filmą Tabasko, kuris nėra pridėtas prie premjerų, bet jis yra pagrindiniam konkurse. Tai Andriaus Žemaičio. Irgi puikus labai kūrėjas, žinomas dėl savo trumpukų, bet šiais metais jau išrinktas į pagrindinį konkursą, tai tas irgi labai didelis dalykas. Dar turim Senelį Oškinio, kurio irgi buvo labai graži premjera su gausiais pokalbiais. Tai dabar užsimirštu apie kitas premjeras, bet čia Lagūna, taip, Šarūno Barto Lagūna. Tai kaip mes įvardijam tokią dokumentinę esė apie jo dukrą, kurios jis neteko, Ina Marija Bartaitė. Ir ten vaidina jo jaunesnę dukrelę. Irgi labai jautrus, be galo jautrus filmas. Ten išeini kūkčiodamas realiai iš jo. Jis tiesiog labai juntamas ten yra tas gedulas jame. Tai toks tikrai sunkesnis filmas. Tai jis, Lagūna, tikrai taip. Ir, tikiuosi nesupystant manęs, kad aš kažką pamiršau. Jeigu pamiršau, aš dabar galvoju, ir aš iš viso dar kažką pamiršau. Tai tiek tikriausiai apie premjeras. Dar turim ir lietuvių trumpųjų filmų programuose, jeigu yra norinčių pamatyti. Žinoma, taip. Tai man pačiam ten teko matyti visai faini filmai. Jo, tai aš sakau, pasidarbavo šiais metais mūsų koordinatoriai, labai džiaugiuosi už juos. Jo, yra tų ir ganėtinai žinomų režisierių trumpukų, tai labai faina. Vis tiek jauni kūrėjai, taip. Pirmi darbai, kaip ir tokie, gal ne visai pirmi, bet taip, ne visi pirmi, bet vis tiek kiekvienas, ko gero, kūrėjas pradeda nuo trumpametražių, o tada jau žengia tą didelį žingsnį į ilgametražį formatą, tai man atrodo, kad ta
trumpametražių filmų programa, tas konkursas yra vat, tas toks stumtelėjimas, kad jau tu, jau eik, priimk tą sprendimą ir ženk tą žingsnį į ilgą metrą. Tai tas, man atrodo, visai irgi toks mielas dalykas apie trumpametražių filmų konkursą. Tose programuose yra bendroji konkursinė programa, Europos blyksniai trumpųjų filmų konkursinė, gal dar yra konkursinių? Yra dvi konkursinės. Tai kada galim žinoti, kas čia tie topai? Tai nori datų. Datų nori. Šiandien bus apdovanojimai trumpametražių filmų konkurso, tai čia aš taip sakau šiandien. Šiandien, kai mes filmuojam. Mums šiandien. O rytoj jau bus uždarimas festivalio ir apdovanotas bus vienas kūrėjas iš pagrindinio konkurso. Tai aš irgi labai laukiu, šiaip labai įdomu, man visą laiką būna žiauriai įdomu, ką išrinks, nes nebūna gal netikėta, nes jie kaip ir visi labai yra geri. Kaip kažkas su kažkuo dabar paskutiniam dienom mes kalbėjom, kad žmonės renkasi filmus į festivalį ir nežino ten, kur nueiti ir panašiai, bet čia jau yra atrinkti filmai. Čia nėra šiaip kažkokie sumestiniai dalykėliai, čia yra filmai. Jau atrinkti iš didelių festivalių, iš visur, iš viso pasaulio. Tai čia irgi tas yra su pagrindiniu konkursu. Man tiesiog įdomu, nes ten jie ir atrodo visi geri, visi verti to apdovanojimo. Jie ne veltui yra toj programai, toj pagrindinio konkurso programai. Tai labai tiesiog įdomu, kaip nuspręs, ką nuspręs ir kokia bus argumentacija, nes visada ir žiūri paskaito motivaciją, kodėl pasirinko būtent tą ar aną filmą. Tai aš labai nekantrauju sužinoti, kas ten bus, koks sprendimas bus priimtas. Na ir pokalbio pabaigai mėgstu paklausti pašnekovų, ypatingai iš festivalių, kažkokį linkėjimą žiūrovui. Gražu. Linkėjimą žiūrovui. Galiu pagalvoti. Žinoma, čia yra toks visai didelė atsakomybė, ką palinkėti žiūrovui. Galbūt su kokiu nusiteikimu ateiti į vieną ar kitą seansą, galbūt dar kažką prisimeni, ką reikia parekomenduoti. Neberekomenduosiu, jau rinkitės patys. Sakiau, visi filmai atrinkti. Taip. Jau yra. Tai tikrai laisvai galite bet kokį eiti, nebūsit nusivylę. Po to aš manau, kad vienintelis dalykas man dabar kylantis mintyse yra atvirumas. Nereikia kažkaip užsikelti labai lūkesčių, reikia tiesiog eiti į filmą atvira širdim, tiesiog priimti tai, ką matai, įsijungti tą, kaip aš jau minėjau anksčiau, geranoriškumo principą, galbūt tu kažko nesuprasi, bet vis tiek priimti tai kaip kažkokį kūrėjo sprendimą, rasti kažką apie save, apie kitus, suprasti kažką apie gyvenimą kaip tokį. Man atrodo, kad tas atvirumas labai daug durų atveria, kai tu jį pasitelki, žiūrėdamas gerą kiną. Tai man atrodo, to ir palinkėsiu, tiesiog atvirumo. Ačiū už palinkėjimą, ačiū už pokalbį, kurį jau turime baigti. Tai su tinklalaidai buvo Gabriela Čemerys, ačiū tau dar kartą. Ačiū, ir kol dar rodo Skanoramos filmus, tai greitai bėkite juos, nes po to neberodys. Kai kurios dar ir po to rodys, bet čia tik detalės, dar bėkit, kol galit. Ir iki. Ata. Čiau.